Sveiki, čia vėl pokalbiai apie priklausomybės su Gediminu, tai yra su manimi. Ir šiandien trumpai apžvelgsiu, ką reiškia negerti ir ką reiškia gyventi blaiviai priklausomybės nuo alkoholio situacijoje. Pirminė sąlyga, norint susitvarkyti su priklausomybė, tai yra visiškas alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų atsisakymas. Paprastai tariant, žmogui nebegalima gerti, nebegalima svaigintis. Pirmiausia, tai pamato ir suvokia dažniausiai priklausomo asmens artimieji, kurie taip ir sako: tau negalima gerti, tu nemoki gerti, arba tiesiog, tu privalai nebegerti. Vėliau ar anksčiau tai suvokia ir patys priklausomi žmonės, kurie ryte atsibūdę, skaudančią galvą, po vakarykščio girtavimo savo sako, kad viskas, daugiau nelašau, kada aš begerčiau, nebegersiu niekada. Kitaip tariant, visas dėmesys yra sutelkiamas į neigiamas alkoholio pasekmes ir alkoholį bandoma išbraukti iš savo gyvenimo kartu su šitom neigiamom pasekmėm. Tačiau ir ilgam. Neigiamos pasekmes, neigiami dalykai turi tendenciją užsimiršti, atitolsta, prisiminimai užslopsta ir vieną dieną vėl priklausomas asmuo su taure ar su bokalu rankoje. Kas nors atkreipia dėmesį, vėl geri, vėl bus blogai, ką tu darai, atsakymas: aš tik truputį, aš tik tai biškį, aš daug negersiu. Čia labai svarbu štai tai yra klausimas: alkoholį vartoti gerai ar blogai? Ir jeigu žmogus neskuba atsakyti, pagalvojęs dažniausiai ir atsako, kad taip, trupučiuką su saiku išgerti, kaip ir gerai, daug gerti yra blogai. Nes alkoholis suteikia tam tikrus ir tariamai teigiamus malonumus. Tai padeda atsipalaiduoti, pasilinksminti, padeda užsimiršti, padeda jausmus išreikšti, padeda alkoholis, išmotina žmonės šokti, dainuoti, kabutėse išmotina. Išmotina eiles deklamuoti. Tiesa, blaivas pamatęs, jei kas nors įrašė video, pasižiūri, sako: ne, geriau nešoksiu, nedeklamuosiu. Tačiau sekantį kartą išgėręs ir vėl lipa ant scenos, kad padainuoti ir padeklamuoti. Alkoholis suteikia iliuziją pabūti žmogui tokiu, kokiu jisai galbūt norėtų būti. Jaunystė sugrįžta, raukšlės įsilygina, plaukai atauga, figūros pasitaiso, jėgos pas vyrus ateina, protas prašviesėja. Ir tas malonumas yra labai stiprus ir galingas. Ir netekė žmogus alkoholio vartojimo galimybės, nebegersiu. Su nebegersiu iškeliauja iš paskos ir šitie visi malonumai. Ir čia iškyla klausimas: tai ką daryti? Terminas gyventi blaiviai ir kalba apie tai, kad o kaip dabar gyventi blaiviai, kaip gyventi be alkoholio? Tai reikštų, kaip atsipalaiduoti, ką daryti su slopintais jausmais, kurie galbūt daug metų buvo užgniaužti, kurių žmogus net nemokėjo parodyti, nesuprato, ką daryti su saviverte, ką daryti su šventėm, ką daryti su nervais, su pykščiu. Kitaip tariant, žmogui turėtų iškilti labai daug klausimų. Ir apie tai kalba sveikimas ir savoka gyventi blaiviai parodo šitą kryptį ir galimybę žmogui pradėti gerinti savo gyvenimo kokybę. Kad nevartojimas, negerimas netaptų savotiška tokia kančia, o kad gyvenimas be alkoholio, kad blaivas gyvenimas taptų kokybiškas, įdomus, malonus. Tai yra toks siekis. Kitaip tariant, pagerinti savo vidinę psichologinę ir dvasinę būseną. Ne išorinę, o būtent vidinę. Dalis žmonių tokie kaip savotiškai klaidelę kartais daro, kad, sako, viskas, dabar negersiu, dirbsiu, turėsiu daug pinigų, daug daiktų, nusipirksiu naują automobilį, pradėsiu verslą. Ir iš tikrųjų, jam tai sekasi. Tačiau bach, verslas sužlugo, nesėkmė, bankrotas, nieko nebeturi, neteko visko, ko siekia. Ir čia iškyla alkoholis. Išgerk ir viskas bus gerai, nusiramink. Tiesa, alkoholį žmonės net kaip vaistą siūlo: išgerk, palengvės, bus ant dūšios geriau, ypač netekčių ar streso atveju. Ir čia gyventi blaiviai ir kalba apie tai, ką daryti to pačio streso atveju, ką daryti su vienatvė, su kuo pasikalbėti, su kuo dūšiai išlieti. Dalis žmonių ieško gyvenimo būdo pokyčių patys. Užsiima laisvalaikiu įdomesniu, keičia darbo pobūdį, ieško paskaityti protingų saviugdos knygų. Dalis žmonių eina į savitarpio paramos grupės, anoniminių alkoholikų ar kitas. Dalis žmonių kreipiasi pas psichologus, psichoterapeutus, pas priklausomybių specialistus. Kitaip tariant, žmogus pradeda domėtis ir ieškoti būdų, pagalbos metodų, kaip pagerinti gyvenimo kokybę. Tai tokia paprasta rekomendacija yra. Kartais klausiau, ką daryti, kad gyventi blaiviai. Reiškia, kiekvieną dieną žmogus turėtų padaryti konkretų veiksmą dėl savo blaivybės. Ką aš galiu padaryti dėl savo blaivybės? Kartais toks klausimas lyg tai beviltiškas. Pavyzdžiui, atsivertus internetą, įvesti į paiešką priklausomybė nuo alkoholio, sveikimo gydymo metodai, blaivybės galimybės. Ir žmogus pradeda domėtis, ieškoti ir aš manau, kiekvienas atras
tai, kas jam tinkama ir priimtina. Na, čia pabrėžti, kad svarbu kartais nepasiklysti, nes pasiūlymų iš tiesų būna labai nemažai. Taigi, noriu atkreipti dėmesį tik tai, kad negerti tai reikštų nieko nedaryti, tiesiog neatlikti veiksmo, išmesti alkoholio iš savo gyvenimo, tačiau pokyčių prasme žmogus pasilieka vienas pats su savo vidiniam problemom, su būsenom, kurių jis daug metų, ko gero, nematė, nesuvokė ir galbūt net vengė. Gyventi blaiviai atveria žmogui galimybę pradėti iš tiesų tvarkyti su priklausomybė nuo alkoholio, sveikti nuo priklausomybės ir derinti savo gyvenimo kokybę. Tai ir palinkėsiu visiems gyventi blaiviai, sveikai, tvarkingai ir iki susimatymo kitose laidose.